vertas gailėtis, Felė. Aš tavim žaviuosi. Man sunku patikėti, kad tavo metų ir tavo visuomeninės padėties mergina gali apsispręs gimdyti. Žinau, kad auginsi savo vaikelį su meile. Tikrai žinau. Neįtikėtina. Sveikinu tave. Nuoširdžiai sveikinu. Pasinaudok progą. Ką man daryti? Pasakyk, ką susitarėm. Eik. Labas rytas, mama. Sveika, mieloji. Galim šnektalt? Žinoma, prisėskim. Gerai? Gerai. Nagi, kas atsitiko? Gali būti, kad tave pasieks vienas gandas. Nenoriu, kad išsigastum. Koks gandas, kad aš laukiuosi? Ką, Pilara? Mama, prašiau neišsigast. Kaip man neišsigast? Išgirdus tokią naujieną, Pilara, vadinas tavo tėvelis buvo teisus? Mama, tyliau kalbėk. Aišku, kad jis nebuvo teisus. Soliai tai pasakiau, noriu pažiūrėti, ar jį išdavikė. Nieko nesuprantu. Mama, viskas paprasta. Jeigu jį išpasakos mano paslaptį, žinosiu, kad daugiau negaliu ją pasitikėti, supranti? Aš nekvaila, Pilara. Ar tau neatrodo, kad tokia tema nereikėtų juokauti? Ką nors kito sugalvok. Mama, pasakoju, kad neišsigastum, nebark manęs. Gerai, gerai. Manai, kad ta mergaitė galėtų tai pasielgti? Nežinau, tuo išsiaiškinsim. Mama, atrodai pritrenkta. Žinoma, dar prašai, kad ir aš dalyvaučiau šitame žaidime. Negaliu patikėti, kad tokie dalykai tau šauna į galvą, Pilara. Mokytoja, galim šnektelt? Turit laiko? Galim. Labai pavydžiu. Kam? Manueliu ir Sabrinai. Mums ratas prakiuro, o jie jau tikriausiai Buenos Airėse. Neliesk manęs. Mes vidury kelio sustojom, negaliu patikėti. Labai pikta, kad Manuelis mus paliko. Jis nekaltas. Sabrina tikrai beprotė, privertė jį, persekiojo. Tuoj susitaikys. Nerimauja dėl Manuelio? Nieko tokio. ¿Que te preocupa mucho lo de Manuel? No es para tanto tampoco. No me preocupa eso. Nada, estaba pensando... Ne dėl Manuelio susikrimtau. Pagalvojau, kad grįžus vėl prasidės bėdos su tėvu. Ar turi tą kortelę? Išsaugai? Kokią kortelę? Kurią Marta davė? Ta moteris, su kuria kalbėjom apie smurtą šeimoje, prisimeni? Dar ilgai? Ne, toj padangą pakeis ir važiuosim. Nori valgyti? Nenoriu, noriu greičiau grįžti į Buenos Aires ir paguos Luhaną. Jai tikriausiai labai liūdna. Vas a ser libre después. Vas a encontrarte otra vez. Vas a salvarte, ya ves. ¿Quieres salvarte? Hay poco tiempo y no se puede sin algún riesgo. Deja girar a tu cabeza, de la deteras tiene algún riesgo. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando esté calma, cuando esté quieta, cuando esté liga de tanta mierda, vas a salvarte, vas a estar libre, vas a encontrarte con la respuesta. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Puedes salirte, cruzar las rejas, solo estás preso de tu cabeza. Deja que el alma te cuente todo, abre la jaula, no te detengas. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Cuando estés libre y no tengas miedo, de sentir todo y vivir a pleno. Vas a estar vivo en tu propio cielo, vas a empezar a vivir de nuevo. Deja que grite, que ruja, que llore, deja que pase, que todo pasa. Hoy es el punto final de tu miedo. ¿Lo viste? Hoy es tu grito mortal.
se ríe. Man Buenos Airėse patinka, kad yra tiek skirtingų ledų. Tiesa, kokius ledus labiausiai mėgsta tavo brolis? Šokoladinius ir karamelinius. Norėčiau šokoladinių ir karamelinių. Tik pagalvok. Gal susigiminiuosim? Tu nuostabi. Eik tu savo. Kas atsitiko? Žiūrėk. Į ką? Ja. Tai bent moteris nereali, nepakartojama. Neišdrįs ją užkalbinti. Iš ko lažinamės? Ko graibais? Atsiprašau, nenorėjau. Nenorėjai, tu įgausi. Tau galas. Jie transvestitai. Dinkite kart savo seserį graibyk. Skrieskit iš čia. Kas jūs tokie melagiai? Mergaitės, tuoj paaiškinsim, nepykit. Nesertink. Ir taip prie manęs glausteis į lovą įlindęs. Aš tas neliečiau, nekalbėk taip. Jūs ligoniai ir dar pavojingi. Iš kur atsiradot? Palaukit. Tarkim, kad nieko nebuvo. Jūs prisidirbot. Mes apie jūs policijai pranešim. Ne, nereikia. Jeigu tikitės lengvai išsisukt, labai apsirinkat. Apsauga. Bėgam iš čia, bėgam. Pasitrauk. Atnešiau vandens, kad... Kas jūs tokie? Čia aš, dukrelė. Mamytė, jau spėjo tau papasakot? Spėjo. Matai, kokie jis žinojau, kad tau pasakys, kad aš laukiuosi. Ne, Pilara, ne tai turiu galvoj. Ne? Ne, man pasakė, kad fotografavaisi kažkokių drabužių reklamai. O dabar ruošies reklamuot maudymosi kostiumėlius. Ar tai tiesa, mieloji? Taip, tiesa, mama. Įdomu, kodėl ji tau pasakė? Labai gerai, kad pasakė. Nepagalvoji, kad pirmą reiktų su mumis pasitart? Mamytė, aš nepadariau nieko blogo. Šaipais iš manęs. Sėskis, Pilė. Tie drabužiai, tik to. Bet nuotraukos su bikini žurnalams? Išprotėjai? Tėvelis tau neleis. Tavo vaikinas irgi. Ar pasisakė jam? Nepasakiau. Gal teiksies paaiškint? Mama Tomą susidėjo su kažkokia kvaiša. Aš ruošiausi atsisakyti fotografuotis, bet sužinojus apie Tomą persigalvojau. Noriu, kad jis supyktų mane pamatęs. Klausyk, Pilara, tavo nesutarimai su Tomu yra jūsų reikalas. Aš tikrai nesikišiu. Pasakysiu tik tiek. Tėvelis tau tikrai neleis fotografuotis. O aš nesiruošiu jam prieštaraut. Supratai? Neturi savo nuomonės, mama. Neturi nuomonės. Padėkim Felės kambarį ir sprūkim. O jeigu merginos iš Rio Negro mus pamatys, nusižudysim. Taip apsirengusi mūsų nepažins. Kuris rašyt? Einam į viršų pasiimti. Jums draudžiama būti tame sektoriui, kai nevyksta pamokos, kol išvažiuos futbolininkės. Tikrai mums uždraudė. Taip. Ką ten turit? Nieko, mokytojau. Laukiu pasiaiškinimo. Mes esame aktoriai, norim vaidinti.